Tai sveiki sugrįžę į mano video vlogus, mano dar balsas neprabudęs, bet pagalvojau tiesiog pasidarysiu savo veido odos rutiną ir tuo pačiu galėsiu pakalbėti. Man parašė po praeito mano video, kad būtų įdomu, kad pasidalinčiau makiažu, kokiu naudoju makiažo priemonėmis, tai šiandien to nedarysiu. Šiandien neplanuoju dažytis. Gal kažkada ir padarysiu ir tokį video, bet šiandien tiesiog pagalvojau, parodysiu, ką naudoju kiekvieną rytą, odai ir ne, ir tuo pačiu galėsiu pakalbėti. Tai ši savaitė prasidėjo ne visai taip, kaip norėtųsi, nes kada čia pirmadienį jo vakare atsigulė miegoti ir pradėjo, žodžiu, kajus, pasidarė labai bloga ir visą naktį, žodžiu, buvo bemiegė ir vaikui buvo bloga. Ir tiesiog galvom, gal kažką tiesiog suvalgė, kas netiko ar kažkas tokio, bet prasikankinom su kajum visą naktį. Ant rytojus neišėjo į mokyklą, nes tikrai bemiegė naktis. Ir po to sekančią naktį lygiai tas pats. Tai nežinau, turbūt čia kažkoks bus virusas. Šiaip mokytoja ką jau sakė, kad mokykloje dabar yra kažkoks jaučia virusas. Tai panašu, kad pasigavome tą virusą. Kelios iš eilės naktis visiškai bemiegės. Tai šiandien pirma tokia naktis, kad jau gerai įsimiegojau ir jaučiuosi iš tikrųjų labai gerai. Tai ir pagalvojau, kad reikia pafilmuoti kažkokį video ir nuveikti kažkokių didesnių šiandien darbų, nes turiu tų jėgų daugiau. Tai pirmas iš tikrųjų dalykas, ką aš naudoju, tai šitas toneris iš Ole Henriksen. Tai čia yra Dark Spot toneris. Tai kas turite, pas mane yra tokia problema, nuo saulės atsiranda tų pigmentinių dėmelių ir šiaip gal nežinau, jau čia nuo senėjimo procesai kažkokie. Tai jisai tikrai labai yra geras dalykas, nes jisai tiesiog tas dėmelės iššviesina ir jos praktiškai nebesimato. Tai pirmas dalykas, ką naudoju, tai labai man patinka ir jausmas po šito produkto, tiesiog kada tokia būna visa, nežinau, šviežia, tokia fresh. Tai čia būtų pirmas etapas. Iš Ole Henriksen turiu kelis produktus ir iš tikrųjų labai patinka šitas brand, tik nežinau, ar yra čia Lietuvoje, labai tikiuosi, kad yra. Šiaip aš turiu dabar užsipirkus visko į priekį, bet kai pasibaigs, tai labai tikiuosi, kad rasiu čia Lietuvoje, nes kitaip reikės kažkaip siaustis iš Anglijos ar kažką daryti. Bet jo, tikrai labai gerai šitą brand. Viską, ką bandžiau, labai patinka. Tai taip, tada sekantis būtų produktas irgi iš Ole Henriksen. Ne, šiandien iš tikrųjų pat naudosiu šitą pakių kremą. Tai turiu ir Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream šitokį ir turiu šitą. Tai, nežinau, net negaliu pasakyti, kuris labiau man patinka, nes abu labai. Tai irgi toksai fainas packaging. Įpakuotė, kad taip pasak ir atsidaro. Jau minusas šitos pakuotės, galiu pasakyti, yra tas, kad vieną dieną tiesiog bandai paspausti ir nieks nebeišbėga. Tai tu niekada nežinai iš tikrųjų, kada jisai pasibaigs, nes tiesiog nesijaučia ir tiesiog vieną dieną pasibaigia ir net nežinoji, kad nebeturi ir turi vėl užsakyti. Tai toks vienintelis, sakyčiau, minusas, bet produktas tikrai labai geras. Tai tiesiog po akim pasitepu ir tas toks jausmas irgi, jeigu dar neprabudus, tai iš karto taip net prabudina, atrodo, tas toks šaltis po akim ir jautiesi tokia iškart labiau atsibudus. Tada turim serumą. Tai kas liečia serumus, irgi dabar naudoju 2 turiu. Tai irgi iš Ole Henriksen šitas Banana Bright. Abu iš tikrųjų labai patinka, tai ir Ole Henriksen ir šitas Tatcha. Tai gal sakyčiau, jeigu darausi makiažą, tai tada naudoju labiau Tatcha, nes tai toks kaip vanduo visai konsistencijos, o šitas truputėlį toks tirštesnis. Tai kai naudoju makiažą, geriau šitas, bet šiandien, kadangi nesiruošiu dažytis, tai galim ir panaudoti šitą. Tai čia vitaminas C. Tiek šitas yra serumas vitaminas C. Tai vėlgi, kas liečia tas dėmeles ar ne, tai labai yra gerai jas pabalint. Ir kvapas iš tikrųjų toksai fainas. Grynai citrusiniai. Citrusiniai vaisiai, apelsinai. Tai irgi toksai nuotaika pakelintis kvapas.
Na ir tada paskutinis žingsnis būtų kremas, ne kažkoksai drėkinamas. Tai turiu šitą labai fainas, pažiūrėkit, koksai įpakavimas irgi geras, su šaukšteliu. Ar aš jį visą laiką naudoju? Tikrai ne, bet vis tiek fainai, taip gali tiesiog pasiimti su to šaukšteliu, kiek tau reikia kremo ir užsidėti, kur tau jo reikia, ne? Tiesiog taip. Ir viskas. Tai va, tai čia yra Tatcha Dewy Skin Cream. Ir viskas, tai va, tiesiog įsitepam visą veidą, kaklą irgi nepamirštam, ausyčių. Kaip žiūriu tos video, žinai, nepamirštam kaklo, dekoltė, ausytės, patrina. Nes irgi žiemą išsausėja labai. Šiaip mano oda yra normali, linkusi į sausumą, bet normali. Tai kažkokių labai didelių problemų neturiu. Aišku, jau atsiranda visokios raukšlelės, atsiranda visokios dėmelės, bet šiaip palyginus tai jo, nėra labai bloga situacija. Tai šitas kremas yra, ar sakiau, nesakiau? Jo, tai čia Tatcha irgi labai gera firma. Labai man patinka, irgi turiu kelis, bandžiau produktus, ką bandžiau, viskas labai patiko. Įdedam šaukštelį atgal. Lengviau pasakyti. Na ir viskas, tokia ta mano skinkė rutina kiekvieną rytą. Tai jeigu, tarkim, dėčiau su makiažą, tai palaukčiau gal kokią 10-15 minučių, kad viskas gerai susigertų. Na ir tada būtų galima dėtis makiažą, bet šiandien aš būsiu be makiažo. Tai tiek. Ir jo dar kažkas klausė, kokie yra updates, ne, kas liečia namo statybas. Tai daug labai negaliu kažką čia pasidalinti, nes patys labai turim dabar daug klausimų ir labai daug visko vyksta šiuo metu, bet kai turėsiu daugiau ką papasakoti, tai papasakosiu. Bet ką galiu pasakyti, tai buvom pas architektus ir pasirodo, kad yra daugiau reikalų, negu kad galvojam. Ir buvo taip, kad jo, mes galvom, kad atvažiuosim pas architektą, pasikalbėsim apie patį namą, kokio namo maždaug norėtumėm, kokią tą viziją, taip toliau, o pasirodo, dar net nepriėjom kalbėti apie namą, iškilo klausimų apie patį sklypą. Tai, žodžiu, reikės pradžiai susitvarkyti šiuos klausimus. Noriu čia dalintis visom nuobodžiom detalėm kol kas, bet pažadu, kaip turėsiu daugiau ką papasakoti, tai aišku, papasakosiu daugiau. Bet jo, esmė tame, kad reikia pradžiai susakyti klausimus, kurie iškilo, o tada jau bus galima projektuoti namą ir judėti po truputėlį į priekį. Galiu pasakyti, Luminate tai tikrai išgelbėjo mane tiesioginė to žodžio prasme šitas paskutinės dienas, nes tikrai nėra lengva, kai nebėgi visą naktį ir kelias naktis iš eilės ir tau vis tiek kažkaip reikia funkcionuoti. Einu atsigerti, tai va tokia su karštu vandeniu, tai grinai gaunasi kaip arbatėlė, labai skani beje arbatėlė ir labai naudinga organizmai. Koks gražus šiandien oras, va mano apsnigtas karavanėlis, o kitas yra dar ten, galiu išnuomot kam nors, jeigu reikia. Ja, kiek daug sniego, kaip faina. Nu va, atsiėmėm savo kėdę ir važiuosim namo. Nu va, kėdė jau namuose. Ir iš tikrųjų man trūko tokios kažkaip vietos šitam name, kad galėčiau tiesiog atsisėsti, ar ne. Dabar yra va tas staliukas, galiu čia prie kompo sėdėti, bet norėsiu kažkaip tokio kampo, kur galėčiau tiesiog ar tai knygą
paskaityti ar ne, ar tiesiog su telefonu pasidarbuot, ar tiesiog laptopas ant kelio ar ne pasidėti, arbatos, kakavos, kažkokio tokio dalyko trūko man, kad ne svetainėje, ne kartu su visais, bet kad galėčiau nuo visų pasislėpti ir kamputį darbuotis, ar tiesiog skaityti knygą. Tai tokia idėja, iš tikrųjų dėl to įsigijau šitą knygą. Oh my god. Kėdę.